Gerbiami proto iškrovos dalyviai, pateiksiu jūsų vertą klausimą. Maždaug prieš 123 metus Mykolo Kleopo Oginskio onukas Bogdanas Rietave pastatė pirmąją Lietuvoje elektrinę. To padaryti jis nebūtų galėjęs, jei maždaug dar prieš 50 metų Britas Michaelas Faradėjus nebūtų atradęs elektromagnetinės indukcijos reiškinio ir nesuformulavęs elektromagnetinės indukcijos dėsnio. Dar maždaug prieš 30 metų garsus italas Aleksandras Volta išrado, sakykim taip, sukonstravo pirmąjį ilgėliau veikiantį elektros srovės šaltinį. Ilgėliau veikiantį. Iki tol visi elektros srovės šaltiniai buvo labai trumpalaikiai. Jie vadinasi kondensatoriais arba leidina stiklinėmis. Už šį stulpą, už šį išradimą Aleksandrai Voltai imperatorius Napoleonas suteikė grafo titulą. Ir dabar, šiuo metu, jeigu jūs pasidomėsite, pamatysite, kad grafo herbe puikuojasi štai šito stulpo atvaizdas. Šis stulpas sudarytas iš vario, cinko, plokštelių perskirtų kartono sluoksnių. Plokštelių porų yra maždaug 70. Bet šis modelis šiuo metu yra neveikiantis. Voltmetras rodo nuliuką. Ką reikėtų padaryti, beje, jūs tai galite padaryti ir namų sąlygomis, kad šis stulpas veiktų. Linkiu sėkmės.